Trumpai papasakosiu apie batus, kuom jie skiriasi ir kokie buvo dėvimi 18-19 amžiui. Tai pradėsiu nuo pačių mažiausių. Patys mažiausi pas mus šoka šokius ir dėvi prie tautinio kostiumo naginės. Dažnai jos yra pavadinamos vyžomis. Tai vyžos yra tos, kurios gaminamos iš liepos karnų, o naginės yra gaminamos iš natūralios odos. Jos paprastai dėvimos su vilnonė kojine ir aprišamos viršuje odiniais šniureliais. Taip pat moterų avalynė turi keletą rūšių. Gali būti bateliai su suvarstymu, šiek tiek ant nedidelio kulniuko, arba gali būti bateliai atviresni, tokie kaip yra pas mane. Šokėjams mes darome lanksčius padukus, kad jie lankstytųsi ir galėtų būti patempiama keltis. Vyriški batai Klaipėdos krašte buvo dėvimi trumpesni, ne tokie auliniai kaip visose kitose regionuose. Dažniausiai jie buvo dėvimi prie trumpų kelnių ir ilgų vilnonių raštuotų kojinių. Vyriški auliniai batai buvo puošiami įvairiomis juostelėmis, kuteliais, bumbuliukais. Šokėjam batai paprastai daromi čiut žemesni. Jie gali būti įvairių spalvų, kaip ir anais laikais anuomet, tai ir pilka viršutinė dalis, ir rusva. Čia kaip jau priderinsit prie savo turimo kostiumo.